Garbė ir šlovė mūsų viešpačiui Dievui, kuris šiandieną surinko mus į šią vietą. Ir kiekvienas žmogus viešpačiui yra brangus. Kiekvienas. Ir tas, kuris yra pasaulyje. Ir mums raštas sako, kad jis ir geriems, ir blogiems duoda. Ir saulę, ir lietų, ir aprengia, ir valgy duoda. Ir gyventi duoda. Kiekvieną viešpats myli. Kiekvieną. Ir laukia, ir kviečia, ir beldžia į duris, širdies duris. Ir laukia, kol žmogus atidarys. Ir laukia. Ir yra dalis tame išgelbėjime, kurį yra viešpats mums paruošęs, kuri priklauso nuo mūsų. Ką mūsų širdis pasakys. Ir šiandieną aš noriu pasidalinti trumpų žodžių, kuris galbūt bus padrasinimas tikėjime. Tiesiog pats noriu pasiguosti bendrų tikėjimų su jumis, nes jūs esate broliai ir seserys mano. Mes esame vieno tėvo, per vieną dvasią, vienas kūnas. Ir šlovė Dievui, nes jis tai padarė. Ir kažkada pradėjau skaityti raštą. Jau berods praėjo 7 metai. Ir skaičiau po truputėlį, gilinausi dar labiau. Ir skaičiau apie daugybę vyrų, kurie buvo Dievo vyrai, ir apie daugybę vyrų, kurie buvo ne Dievo vyrai, apie kuriuos viešpats sakė, jūsų tėvas yra velnias. Ir šiandieną noriu kalbėti apie tuos, kurie buvo Dievo vyrai. Ir aš žiūrėjau į juos, ir mano širdis pradėjo degti viešpatie, aš irgi noriu. Aš noriu pažinti tave, aš noriu vaikščioti tavo akivaizdoje. Noriu turėti bendravimą su tavim. Noriu tik pramerkęs akis matyti tave. Noriu, kaip man bus sunku, kaip man bus baisu, pažiūrėti tiesiai į kairę, į dešinę ir matyti tave, mano viešpatie. Ir aš skaičiau apie Henochą, apie Jobą, apie Nojų, apie Izaoką, apie Abraomą. Ir noriu jums truputėlį paskaityti. Nesakysiu, iš kur visi raštą skaitom, visi žinom, kas norės namuose susirasit. Henochas, gimus Matūzaliui, vaikščiojo su Dievu 300 metų ir sulaukė sūnų ir dukterų. Henochas vaikščiojo su Dievu ir jo nebeliko, nes Dievas jį paėmė. Nojus buvo teisus ir tobulas vyras savo kartoje. Jis vaikščiojo su Dievu. Ir jis laimino Juozapą, Dievas, kurio akivaizdoje vaikščiojo mano tėvai Abraomas ir Izaokas. Čia yra iš palaiminimo, kai Izraelis, Jokūbas laimino savo Juozapo vaikus. Jis sako, Dievas, kurio akivaizdoje vaikščiojo mano tėvai Abraomas ir Izaokas. Toliau iš Jobo knygos, Uco krašte gyveno vyras vardu Jobas. Jis buvo tobulas ir teisus vyras, bijojo Dievo ir vengė pikto. Ir aš galvoju, viešpatie, ką reiškia vaikščioti su tavim? Vaikščioti su tavim. Tai ne tik aš vaikščiau su viešpačiu, bet ir viešpats vaikščia su manim. Ir mačiau daugybę vyrų, kurie nevaikščiojo su Dievu, kurie turėjo pamaldumo išorę, apie kuriuos viešpats pats pasakė, jūs esate pabaltinti kapai. Ir mačiau tokius, ir mano širdis drebėjo, viešpatie, apsaugok mane nuo to, nes noriu vaikščioti su tavim, noriu pažinti tave. Ir man teko nesenai su vienu vaikinu kalbėti, jisai į viešpats traukia, bet jisai bijo palikti šį pasaulį, bijo palikti nuodėmes ir turi daugybę pergyvenimų. O kaip bus su viešpačiu? Ir aš tame pergyvenime matau kažkada savo pergyventus dalykus. Ir aš jam sakau, žinai, brolau, šiandieną vienintelį pergyvenimą turiu. Kaip dar labiau pažinti viešpatį? Kaip dar labiau būti jo pažintam? Kaip dar labiau priartėti prie jo? Kad suprasčiau, ką reiškia žodžiai. Gyvenimas tai Kristus, o mirtis tai laimėjimas. Kad suprasčiau, ką tai reiškia. Kad suprasčiau ne protu, bet kad suprasčiau širdimi. Ir kad taip gyvenčiau. Ir iš tikrųjų tai turime gyventi kiekvienas. Kažkada galvojau savo pradžioj, kai buvau pilnas nuodėmių ir troškau gyventi pagal nuodėmę. Kažkada galvojau, gerai viešpatie, kažkiek biškį, truputėlį, o toliau noriu gyventi savo gyvenimą. Noriu daryti tai, ką trokšta mano kūnas daryti. Bet skaitau, bijau tavęs, tai aš biškelį tau tarnausiu. O tie taip vyrai, ten Henochas, Jobas, Nojus, Abraomas, Izaokas, Dovydas ir visi kiti, jie buvo kitokie. Kas aš? Bet brolis seserys, jie buvo kūnas ir kraujas. Ir jie su Dievu vaikščiojo, todėl, kad jie troško vaikščioti su Dievu. Todėl, kad jie savo širdyje skaitė Dievą.
Kad jie suprato, kas jie yra prieš Dievą ir kas yra Dievas prieš juos. Ir pamenu dar kažkada nesenai, bijojau pats savo tokį klausimą. Ar aš esu išgelbėtas? Ir aš noriu, kad kiekvienas jūs savo užduotumėt klausimą, ar aš šiandien esu išgelbėtas? Ar aš, jeigu numirsiu šiandieną, po pietų, tarkim, ar aš eisiu pas Viešpatį? Ar aš galiu savo tvirtai pasakyti, nedrebėdamas, taip aš esu išgelbėtas? Ir aš neprašau pakelti rankų, bet aš žinau, man teko yra bendrauti, kad yra žmonės, kurie negali tvirtai pasakyti, aš esu išgelbėtas. Ir iš tikrųjų, jeigu mes negalime pasakyti, šiandieną aš esu išgelbėtas, mano nuodėmės yra man atleistos, tai mums reikia susirūpinti. Mums reikia susirūpinti, nes jeigu mes neturim tvirto tikėjimo, mes netikim Dievo žodžiu. Ir tada visa, ką mes darome, yra beprasme. Tai neturi jokios reikšmės, nes mes netikim pačiu pirmu pamatu Dievo žodžiu, ką mums davė Viešpats, Jėzumi Kristumi, netikime jo auką, tai, ką jisai padarė. O raštas skelbia tai, broliai ir seserys, kad mes per tikėjimą į Jėzų Kristų, per tikėjimą į jo kraują, mes turime teisumą iš Viešpaties. Viešpats pamiršo mūsų nuodėmės ir jis į tas nuodėmės nebežiūri. Ir štai mes meldžiamės, keliame rankas, širdis į Viešpatį ir mūsų rankos yra švarios. Ir tada prie manęs priėjo šėtonas ir sako, tu pažiūrėk ant tavo rankų užtvirkavimas, godulystė, keiksmai, pažiūrėk kokios tavo rankos. Ką tu darai, nekelk rankų. Tada aš pažiūrėjau į savo širdį, pažiūrėjau į Viešpatį ir pasakiau, taip, ant mano rankų buvo. Ant mano rankų buvo ištvirkavimas, bet dabar Jėzus Kristus kraujas tai nuplovė. Ir Viešpats man to neprimena. Ir tai yra, broliai ir seserys, parašyta šioj knygoj, niekur kitur. Ir jeigu mes tuo netikim, tai reikia susirūpinti, nes visa, ką mes darome, gali pasirodyti be jokios prasmės. Fariziejai darė labai daug, galbūt daugiau negu mes. Aš nežinau, ar čia yra tokių žmonių, kurie galėtų mintinai bent vieną Senojo testamento knygą pasakyti. O ten buvo žmonių, kurie galėjo. Ir aš galvojau savo širdyje, ir aš patikėjau Jėzumi Kristumi, patikėjau jo auką, patikėjau tuo krauju ir tai, ką Viešpats padarė. Nes tai Viešpats pasakė mums. O Viešpats ką sako, tai mes žinom, kad jo žodžiai išliks per amžius ir Viešpats savo pažadus visus įvykdo. Ir tada, broliai ir seserys, yra daugybė kitų vietų, kur skaitai Bibliją, skaitai Dievo žodį ir ten yra parašyta vienaip, o mes darome kitaip. Ir kodėl mes tikime vieną vietą, o netikim kitą vietą? Kas parašyta? Parašyta toj pačioj knygoj, ta pačia dvasia. Pamastykim savo širdyje. Ir dar noriu paguosti savo širdį ir jūsų širdį šiandieną. Tai, kas yra parašyta šioj knygoj. Tarp Mato Evangelijoje 18:20 eilutėj. Kur 2 ar 3 susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Ir šiandieną, broliai ir seserys, išsipildė šita rašto vieta, nes taip yra. Ir tai nereikia paimti ir kažkaip pajausti, kad Dievas yra šiandieną čia, kad pragiedoti ten 5 ar 10 giesmių labai dvasingų, kad pajausti, kad šventoji dvasia yra čia, kad Dievas yra čia. Taip yra parašyta šitame rašte, kuriuo mes patikėjome, kuriame parašyta apie mūsų nuodėmių atleidimą. Kur 2 ar 3 yra susirinkę, ten ir aš esu tarp jų. Ir Viešpats nesako, aš būsiu tarp jų. Sako, aš esu tarp jų. Aš neateisiu tarp jų, jeigu tenais jie bus labai geri ir labai daug dainuos ir labai daug šauks ir labai daug melsis. Bet kur susirinko dėl mano vardo, ten ir aš esu tarp jų. Ir šiandieną pažiūrėkime į savo širdis, nes mes stovime prieš gyvąjį Dievą. Prieš tą Dievą, kuris atvėrė dangų ir žemę. Prieš tą Dievą, kuris paaukojo savo sūnų. Prieš tą Dievą, kuris mus atpirko iš šio pasaulio. Šiandieną mes stovime. Ir šiandieną yra čia tas, kuris mato mūsų širdis, kuris skaito mūsų mintis ir kuris visus motyvus ištiria. Žiūrėkime ir drebėkime. Žiūrėkime, apie ką mes mąstome. Žiūrėkime, kur mūsų žvilgsnis.
žiūrėkime dėl savęs, ištirkime save, ištirkime savo kelius, nes šioje vietoje yra tas, kuris ištyria mūsų širdis. Ir aš kalbu tai tam, kad paguosti jūs ir save, kad suprastumėm, kas esame mes ir kas yra Dievas. Ir štai, broliai ir seserys, raštas kalba daugybę vietų, kaip mes priėmėm tą dovaną, kur aš minėjau, Jėzaus kraują, ir kaip mes turime toliau gyventi, ir kaip mes turime toliau elgtis, kad patiktume viešpačiui, kad patiktume, kaip patiko Henochas, kaip patiko Nojus, Abraomas, Izaokas, Dovydas, Jozue, kaip daugybė kitų vyrų patiko, kaip mes turime elgtis. Ir raštas sako, kad būkime tobuli, nes ir jūsų tėvas, kuris yra danguje, yra tobulas. Tai pasakė viešpats Kristus, Mato 5:48. Tiesa, Paulius pasakė, kad aš nesakau apie save, kad aš esu tobulas, ar esu tų dalykų pasiekęs. Sako, bet aš tuos dalykus vijuosi, būdamas pats pagautas Jėzaus Kristaus. Vijuosi, tai reiškia, pas žmogų nėra nieko kito, jokio kito tikslo. Pastikti tuos dalykus, būti tobulam viešpaties akyse ir vaikščioti kartu su viešpačiu per visas savo dienas. O kad būti tobulam, kad patikti viešpačiui, broliai ir seserys, reikia gyventi šventai. Reikia gyventi šventai, atsiskyrus nuo šio pasaulio, atsiskyrus nuo velnio darbų, nuo tai, kas yra šėtono, atsiskyrus netgi nuo mūsų žmogiško mąstymo, nes mes kartais atrodo mąstome ir gerus dalykus, bet jie yra priešingi viešpačiui. Ir mes nesenai pas save Alytuje per susirinkimą svarstėm tokią vietą, kai priėjo Petras prie Jėzus ir sako, visi tą vietą žinot, viešpatie, jis jį pasivedė šalin ir sako, jokių būdų tau neturi taip nutikti. Ir mes pagalvojom, iš tikrųjų Petras mąstė žmogiškai tikrai gražų dalyką. Jokių būdų tu neturi mirti, tau neturi taip nutikti. O viešpats jam sako, pasitrauk nuo mane šėtone, tu man papiktinimas, nes mąstai žmonių, o ne Dievo mintimis. Išmokime, broliai ir seserys, mąstyti Dievo mintimis. Pakelkime savo akis nuo šio pasaulio į viešpatį ir žiūrėkime tai, kas yra aukštybėse. Tai, ką pažadėjo viešpats. Jo pažadai išsipildys. Visas pasaulis praeis, bet Dievo žodis nepraeis. Ir stenkimės, broliai ir seserys, gyventi šventai, kad patikti viešpačiui. Ir daugybė dalykų yra, kaip mes turime daryti, ką mes turime daryti, kaip mes turime sekti pagal viešpatį, kaip mes turime gyventi vieni su kitais, kaip mes turime bendrauti, kaip mes turime mylėti. Bet šiandieną aš noriu paimti tą dalyką, kuriame viešpats mane išbandė, kuriame viešpats man atvėrė ir kuriame aš buvau neteisus. Tai savo kalbą ir savo tuščius pažadus. Savo tuščius žodžius, kai aš svaidžiausi žodžiais ir pats pamirždavau, ką pasakiau. Pasakydavau daugybę pažadų žmonėms ir neištesėdavau. Ir jau žadėdamas aš žinodavau, kad aš neištesėsiu. Pasakydavau daugybę pažadų viešpačiui ir aš juos pamirždavau. Ir aš, broliai seserys, tuos pažadus pamirždavau. O raštas sako, kad mes, sako, visi daug nusidedam, Jokūbas savo laiške, bet kas nenusižengia žodžiu, tas yra tobulas žmogus. Jis sugeba pažaboti ir visą kūną. Aš tada pažiūrėjau į save. Iš tikrųjų, kiek aš daug nusidedu žodžiu, kiek aš daug nusidedu savo liežuviu. Ir aš galvojau apie žmonės, galvojau apie save, kiek mes daug kalbame. Ir iš tikrųjų, mes per savo tą dieną, kurią duoda viešpats, atsikeliame, pabundame, mes daug bendraujame šeimoje, darbe, su artimaisiais, telefonu. Ir mes pasakom 10 000 žodžių. Pasakom daugybę žodžių. Ir kiek iš tų žodžių yra tuščių. Kiek mes netkreipiame dėmesio į žodį, tą, kurį pasakome. Pažvelkime į viešpatį. Viešpats savo žodžiu sutvėrė dangų ir žemę. Daugybė dalykų pasakė savo žodžiu. Ir tai, ką viešpats pasakydavo, tai išsipildydavo. Ir aš pagalvojau, štai šiandieną aš vadinuosi krikščionis ir nešioju viešpaties vardą ant savęs. Žmonės mato mano darbe, mato mano draugai, mato galbūt ir mano kaimynai mato. Ir jie mato, kad aš nešioju viešpaties vardą. Ir štai aš atinu, pažadėjau vienam ir neištesėjau. Pažadėjau kitam ir neištesėjau. Pažadėjau viešpačiui ir neištesėjau. Ir būna tokių situacijų, kad kažką ruošiausi daryti ir galvoju, o aš nežadėjau viešpačiui, kad aš jau taip to nedarysiu. Ir negaliu prisiminti. Galbūt ir žadėjau, bet galbūt ir nežadėjau. Labai noriu tą dalyką padaryti. Eidavau ir darydavau.
Eidavau ir darydavau. Ir nepažabau savo širdies. Ekleziasto knygoje, 5 skyriui, 30 eilutė parašyta, kai padarai įžadą Dievui, įvykdyk jį nedelsdamas, nes jam nepatinka kvailiai. Toliau, geriau nežadėti, negu pažadėjus neįvykdyti. Ir viešpaties akyse tas žmogus, kuris davė įžadą, kuris to įžado neįvykdė, yra kvailys. Yra kvailys. Ir tas žmogus, tai kaip mes, nesakau mes, aš buvau brolių seserys pasaulietis ir taip sakydavau žmonėm, tu kvailys, tas yra kvailys ir aš turėdavau omenyje ir pasaulis turi omenyje, kad tas žmogus jisai neturi proto, kad jis mąsto kitaip, bet kai sako Dievas ant žmogaus, kad jisai yra kvailys, tai sako, kad tas žmogus neturi visiškai jokio supratimo apie viešpatį. Ir mes žinome iš psalmių, kvailys tarė savo širdyje, Dievo nėra. Ir galbūt ten buvo išminčius, galbūt ten buvo labai protingas žmogus, mokslininkas, bet jis tarė savo širdyje, pažiūrėjo į visą pasaulį, pažiūrėjo į žmonės ir pasakė, ne, Dievo nėra. Ir Dievas apie tokį sako, tas žmogus yra kvailys. Ir tas žmogus, kuris davė pažadą viešpačiui ir jo neištesėjo, jis yra kvailys. Ir aš galvojau savo širdyje, kodėl davęs pažadą viešpačiui, aš paėmiau jo ir neištesėjau. Kodėl davęs pažadą viešpačiui, aš pamiršau, ar aš jį daviau, ar aš nedaviau tą pažadą. Kur mano baimė? Kur mano baimė prieš viešpatį? Kur mano baimė prieš viešpatį? Jeigu pas mane ateina iš žmonių, kas nors vyresnis ar darbė viršininkas, ir jis man kažką liepia, aš jam pažadu, aš prisimenu kelias dienos į priekį. Jeigu ateina iš vyresnių brolių ir man kažką pasako, aš prisimenu ir aš reikia padaryti, o štai viešpačiui duotą pažadą. Aš paėmiau ir pamiršau, paėmiau ir nustūmiau, ir kaip kvailys, ir stoviu ir keliu į rankas į viešpatį, o krūva pažadų, kuriuo aš neįvykdžiu. Ir nėra baimės mano širdyje. Ir nėra baimės. Ir pradėjau, broliai ir seserys, sekti paskui savo širdį. Pradėjau sekti paskui savo žodžius. Ir daviau savo pažadą, naują pažadą, viską Žilvinai. Užteks prižadėti ir vėluoti, užteks prižadėti ir neatnešti, užteks pažadėti ir nepadaryti. Dabar duodu visų pažadų tėvą, kad aš, kaip pažadėsiu, aš pažadą ištesėsiu. Ir praėjo savaitę laiko galbūt, ir aš daviau pažadą, ir aš neištesėjau. Ir aš daviau pažadą atvažiuoti tam tikrų laikų. Ir aš žinau savo širdį, kad aš neatvažiuosiu, nes aš būsiu užsiėmęs. Bet aš lengva širdim paėmiau ir pažadėjau, atvažiuosiu. Ir atvažiavau valandą vėliau, tas žmogus buvo labai supykęs ant manęs. Ir jis man tokių žodžių pasakė. Kau, Dieve, štai man pamoka. Žmogus, kuris net Dievo nepažįsta, jis kalbėjo apie tokius dalykus, kad man buvo gėda prieš jį. Tada aš prisimenu visus pažadus Dievui, kuriuo aš neįvykdžiau. Ir nusprendžiau, dabar viešpatie, aš tau savo pažadus įvykdysiu. Ir viešpats mane išbandė ir labai greitai. Ir aš esu padaręs, dar būdamas pasaulietis, nors jau buvau pradėjęs skaityti Dievo žodį, esu padaręs tokį nusikaltimą. Man žmogus padarė skriaudą, padarė žalą materialinę, apgadino automobilį. Aš atėjau pas jį, jisai pabėgo, aš jį prigazinau, nulapau pinigų kaip muitininkas, ten 4 kartus daugiau negu tai buvo verta. Ir buvau labai patenkintas. Aš susitvarkiau viską ir man dar pinigų liko. Paskui aš skaičiau Dievo žodį ir man kažkaip prašneko sąžinė. Kad gal negerai padarai. Vat nori skaityti, nori tarnauti viešpačiui. O kaip tu pasielgiai? Eik ir gražyk bent kažkiek. O kiek gražinti? Ir nusprendžiu kažkokią dalį paimsiu, bet labai mažą ir gražinsiu. Ir aš nuėjau, pasibarškinau, skau, imk, susitvarkiau ir dar liko. Imk kas tavo. Ir praėjo daugybė metų, praėjo berods 4 metai. Ir aš penktadienį ėjau iš laiptinės, tai buvo mano kaimynas, kuris paskui baigęs mokslus išvažiavo ir aš jo 100 metų buvau nematęs. Ir aš sutikau jo mamą, pasisveikinau ir aš prisiminiau, ką aš su juo padariau, su jo sūnum. Aš įsėdau į mašiną ir pradėjau melstis, viešpatie, tu matai mano širdį, tu matai, ką aš padariau, aš noriu ištaisyti. Bet tik kaip man ištaisyti, aš nežinau, kaip man jį surasti. Tikrai neįsiu pas mamą ten jo ir neklausinėsiu arba nenešiu mamai, nes man gėda. Jeigu Dieve, tu nori, kad aš tai padaryčiau, tai daug tu man jį sutikti.
Ir aš pažadėjau, ir aš pagalvojau, koks aš geras prieš viešpatį, kaip aš teisingai mąstau ir tvarkau savo gyvenimą ir tuoj vaikščiosiu su viešpačiu. Ir aš žinau, kad aš ilgai nemačiau, jis retai būna namuose ir mes ten laiptinį nevaikščiam kasdien. Pernam pirmą vieną kartą, ar galim niekada nesusitikti, galbūt po metų, po dviejų. Ir su tokia mintim, susitiksim po metų, po dviejų. Ir gal tada aš būsiu pasitaupęs ir aš paimsiu jam ir gražinsiu. Ir mes ruošimės vakar su žmona važiuoti pas tėvus į Paluknį. Aš valau nuo mašinos sniegą, jau baigiu valyti, sėsti į mašiną ir taip kampinio akis taip regėjim, pamačiau tą vaikiną, jis eina į rūsį. Ir pirma mintis, kuri pas mane buvo, neapsidžiaugiu, kad viešpatie tu išklausai mano maldą, bet kitą kartą bus dar tų susitikimų ir aš padarysiu tai, ką aš pažadėjau viešpačiui. Ir tada prisiminiau, ką aš pažadėjau viešpačiui. Prisiminiau, kas yra viešpatis. Išsigandau, gerai, eisiu ir padarysiu. Ir aš buvau nusprendęs savo širdį, kokią aš sumą duosiu. Ir antra mintis mano širdie buvo per pusę. Daugiau ne. Ir vėl išsigandau savęs. Kad nebūčiau viešpaties akyse kvailys. Juk aš pažadėjau ir štai viešpats davė. Ir aš nuėjau ir aš jam atidaviau, kas jo. Ir man sako, kodėl? Sakau, įtikėjau Dievą ir noriu gyventi pagal sąžinę. Ir nežinau, kad tas žmogus pagalvojo, bet džiaugiausi, ne todėl, kad ištaisiau savo piktą darbą, bet kad pamokino viešpats laikyti mane savo pažadą. Ir aš tada galvojau apie savo žodžius, kiek aš daug kalbėjau, kiek aš daug būdamas pasaulyje skaudinau žmonių, kiek aš daug įskaudinau žmonių, vadindamas save tikinčiuoju. Ir iš tikrųjų, broliai ir seserys, ši knyga rašo, Dievo žodis rašo, kad mes daug nusidedam žodžiu, daug nusidedam savo liežuviu ir mes įskaudinam vieni kitus. Ir parašyta, kad žodžio galioj yra ir mirtis, ir gyvenimas. Saliamonas rašė, kad laiku pasakytas tinkamas žodis yra kaip aukso obuolys sidabro lėkštėje. Ir aš galvoju, visi žodžiai, kurie iš mūsų širdies išeina, taip kaip pasakė viešpats Jėzus Kristus, jie išeina iš mūsų širdies. Ir jeigu mes kalbame pagal kūną, jeigu mes kalbame piktus dalykus, jeigu mes kalbame kvailus dalykus, jeigu mes kalbame, kad įžeisti kitą žmogų užpykę, tai broliai ir seserys, tai yra mūsų širdise. Tai yra mūsų širdise. Ir jeigu mes manome apie save labai gerai, kad štai aš tarnauju viešpačiui, aš darau daugybę dalykų, bet aš kalbu tokius dalykus ir aš pagaunu save tuose dalykuose, tai žinok, ir aš jau sužinau, kad tai yra mano širdyje. Ir mano širdis yra tokia. Ir nereikia savęs apgaudinėti. Reikia eiti pas viešpatį, nes, kaip sakiau, jo kraujas nuplovė visas mūsų nuodėmes. Ir jisai nuplauna visas mūsų nuodėmes. Jeigu tik mes ateiname ir išpažįstame tai, kas mes esame. Ir aš mąsčiau apie tuos žodžius, kuriuos kalbėjau. Ir aš nusprendžiau, kad gaudysiu save. Aš meldžiu viešpatį, kad prie mano lūpų pastatytų savo sargybą, kad joks tuščias žodis neišeitų iš mano lūpų, kad joks tuščias pažadas. Nes žinokit, žmonės stebi mus, žmonės stebi mūsų darbuose, mes netgi nežinome. Ir man buvo toksai atvejis. Visi darbė žino, kad aš nesikeikiu, kad aš nemeluoju, kad visi gali manim pasitikėti. Ir buvo toks atvejis. Kalbėjom apie valdžią, lyginom gyvenimus valstybėse. Ir tas pokalbis pakilo į tokį lygį, kai jau būna karšta. Ir aš ten dariau kažkokius darbės savo darbus, ten tvarkiausi. Ir didelis dėmesio buvo sutilpta į mano darbą, ne į tai, ką aš kalbu. Ir vienas vaikinas, žinot, kai žmonės kalba ir keikėsi ne tam, kad nusikeikti, bet jau jie kalba keiksmažodžiais. Ir jis pradėjo kalbėti keiksmažodžiais. Ir aš, atkartodamas tą kalbą, vieną keiksmažodį pakartojau. Ir man buvo galvoj kaip varpas. Ir visai mano gaisriniai buvo kaip varpas. Visi pažiūrė į mane. Buvo tyla. Ir pasakė, jisai nusikeikė. Ir man buvo gėda prieš viešpatį, juk aš nešioju viešpaties vardą ant savęs. Man gėda už visus kvailus žodžius, už visus kvailus patus, juk aš nešioju Dievo vardą ant savęs. Jeigu aš pažadėjau žmogui, jisai mato, kad aš esu krikščionis, nes aš tą vardą nešioju ir aš to savo pažado paėmiau ir neišpildžiau. Man gėda prieš tą žmogų, nes tada šėtonas turi pretekstą niekinti Dievą ir jis
deda tam žmogui visokius pikžodžiavimo žodžius į jo lūpas, į jo širdį ir mintis, į jo protą. Kad jie visi tokie vienodi, kad jie visi yra tokie patys. Ir žmonės mus stebi, broliai ir seserys. Jie stebi, kaip mes kalbame, kaip mes elgiamės, ar mes padarome tai, ką mes pažadėjome. Mes esame padidinimo stiklu. Ir turime elgtis, kad tą vardą, kurį nešiojame, kad mes nešiotumėm jį vertai, kad mes patiktumėm viešpačiui. Ne tik savo visų tarnavimu, savo apsisprendimais, bet ir savo kalba, ir savo elgesiu su visais kitais žmonėmis, tuo labiau su broliais ir seserimis. Kiek dažnai mes įžeidžiam brolį ir seserį, kiek dažnai mes teisim savo širdyje brolį ir seserį. O Dievas nepašaukė mūsų teisėjais, pašaukė būti tarnais. Ir tas brolis ir sesuo yra tarnas, toks pats kaip aš, kuris dabar atsistojęs į teisėjo poziciją. Saugokim save nuo tų dalykų, broliai. Saugokim save nuo tų dalykų. Saugokim savo lūpas, saugokim savo širdis, kad patikti viešpačiui. Melskimės, kad viešpats savąją dvasią mus priartintų prie jo. Ir iš tikrųjų tada nebebus svarbu pasaulio dalykai, nebebus svarbios visokios baimės, o kaip aš pragyvensiu, o ką man apsirengti, o ką apie mane pagalvos, o kaip bus ten taip. Jeigu mes vaikščiosim su Dievu, tai bus pats didžiausias atlygis mums. Ir aš skaičiau ir prisiminiau, kaip viešpats Abraomui pasakė, nebijok Abraomai, aš esu tavo skydas ir pats didžiausias atlygis. Iš tikrųjų nėra kito atlygio, broliai ir seserys, nėra kito atlygio. Ir jeigu mes vilimės viešpačiu šiam gyvenimui, tai aš sakau, kad mes esam labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Vilkimės viešpačiu tam gyvenimui, kurį jis mums pažadėjo, kurio mes dar nematėme, bet kuriuo mes vilėmės ir kurio mes laukiame. Pasimelskime Dievui.